Intimumas santykiuose yra labai dažnai susijęs su pykčiu. Kai mes pradedame pykti, mes negalime tuo pat metu norėti intimiai suartėti su kitu žmogumi. Ir ką darome, pradedame atstumimą, pradedame baudimą, pradedame ignoravimą. Tai ypatingai, kai santykiai trunka ilgesnį laiko tarpą 5, 7, 10, 20 metų, ten labai dažnai būna, kad santykiuose vyksta atšalimas ir lygiai taip pat retėja intimumas. Atkreipkite dėmesį, kiek ir kaip dažnai jūs kaupiate ir laikote pyktį ant savo partnerio. Nes vienas dalykas yra kaupti, laikyti, baudžiant lygiai taip pat ir save, ir partnerį intimumu. Antras dalykas, reikia turėti drąsos, kad išdrįsti pasakyti savo nepasitenkinimą, savo sukauptą pyktį, pirmiausiai savo, išmokti jį įvardinti, o tada konstruktyviai papasakoti apie tai partneriui. Nes būtent atvirumas, šitas emocinis intimumas, jūs tikrai gali priartinti prie